Sveiki! Šioje pamokoje pabandysim pasikartoti, kaip su vežliuko grafika sukurti paprastą žaidimuką valdomą pele. Tai pradžiai matom, įsikėlėme pačią grafikos, tada paruošiam aplinką, kad atsirastų vienas pieštukas, tada padarom, kad jis galėtų greitai judėti ir paimam ekrano kintamąjį, kuriam galėsime susijęti pelės paspaudimą su pieštuko judėjimu. Šiaip pieštuko judėjimo komanda yra GoTo ir speciali susiejimo komanda, kuri susieja pelės paspaudimą onClick su komanda GoTo. Dabar jeigu paleistume, matytume, kad ten, kur paspaudžiu pelę, nueina ir pieštukas. GoTo komandai reikia šiaip dviejų kintamųjų. Tai X koordinatės ir Y koordinatės. Ir onClick metu paspaudimo būtent tos koordinatės jai paskui ir perduodamos. Dabar kas toliau? Mums nebūtina naudoti jau esančių komandų, galim sukurti savo. Pabandom. Reiškia, sukuriam kažkokią komandą, kuri irgi gaus dvi koordinatės, X ir Y. Ir ką su jom darom? Nu, irgi nueinam į tą pačią vietą, kur paspaudėm, tai padarom tą patį, kas būdavo čia, bet dar papildomai parašom koordinates tos vietos. Kad matytume, taško koordinates, kur paspaudėme. Jeigu dabar paleisime, mums vis dar koordinačių nerašo, nes mums reikia šią funkciją susijęti taip pat, kaip buvo čia padaryta. Galim tiesiog perkelti Ctrl+X, perkeliu po šitos funkcijos aprašo ir tos funkcijos nukopijuoju pavadinimą spust į čia vietoj GoTo. Čia jau dabar susiję funkcija nebe GoTo, o funkcija spust. Pabandom paleisti. O, matote, dabar jau reiškia ir nueina į nurodytą vietą ir parašo koordinates. Na gerai, dabar mes galime ne tik šiaip sau paišyti, bet kaip nors gražiau piešti. Parenkam kiekvieną kartą kokią atsitiktinę spalvą. Tam mes naudosime atsitiktinių skaičių generavimą. Taip. Modelis random. Random import. Žvaigždutė reiškia, visas jos komandas galėsim naudoti. Ir viena iš šių komandų bus spalvą parinksime. Yra tokia choose. Ne, choice. Ir sąrašas spalvų. Yellow. Visos Google spalvos. Ir kai parenkam spalvą, ją nurodom pieštukui. Reiškia, čia atsitiktinai parinks vieną iš tų spalvų ir pažiūrim, kas gausis. Reikėtų, logiškiau būtų parinkti prieš judant, tada prieš su nauja spalva. Nu va, kažkas gaunasi, o kur žalia? Žalia neremta. O, žalia atsitiko. Gerai, taip galime sukurti kokią norim piešimo programėlę. Tik, kad piešinį išsisaugot, galim sukurti sąrašą. Taškai. Taip, sąrašas pradžiai bus tuščias, žydžios raidės, kad jame būtų aišku, daug čia bus kažko. Ir dabar galim gal šito neberašyti, kad neterštų vaizdo. Tai, ką mes piešim, na, jisai kraus į šitą sąrašą. Ir, tarkim, kai jau padėsim 10 taškų, jis ką nors įdomaus padarys. Taip, dabar kiekvieną tą tašką, kaip mes sąrašą pridedam. Prašom taškai, append. Komanda, kuri X ir Y
reiškia, x ir y kaip pora tokia skaičių, kaip vienas taškas bus pridedamas į sąrašą. Ir, ką mes galim parašyti, tai toj vietoj kelintas čia taškas. O kelintas atitiks, kiek jau yra sąraše elementų. Taškai. Len reiškia sąrašo ilgį. Kiek jame elementų. Pabandom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Sugalvokim, ką daryti. Kaip įrodyti, kad aš tos taškus įsisaugojau. Kad kažkokiu būdu aš galėčiau paimti jas ir kaip nors panaudoti dar kartą. Per naują, nuo pradžių jos automatiškai nupiešti, pasukti ir panašiai. Taigi, perpiešimui pagal taškus mes panaudosime valdymo klaviatūrą. Kursime funkciją perpiešk, kuri pradžiai nueina į koordinačių pradžią, išvalo tai, kas buvo, ir tada iš eilės, iš taškų sąrašo, ima x y poromis ir pagal juos eina į nurodytą vietą. Na ir tą komandą naują perpiešimo mes turim susijęti specialiu būdu, kaip buvo panašiai kaip onClick buvo peliai, tai onKey bus klaviatūros paspaudimui ir susijęm su space'o, tarp klavišų. Ir dar svarbu tada parašyti screen listen, kad jisai klausytųsi klaviatūros, kaip sakant, reaguotų ją. Pabandom. Taip. Na, piešiam kaip ir anksčiau, o kai paspaudžiam space, jis mums perpieš tą vaizdą. Tik perpiešia viena spalva. Galim lėtintai perpiešti, ir vienas bus lėčiausias, gerai, 3 bus. O baigą perpiešimą galim vėl, gal gerai tas 3, netrukdėsi mums. Taip. Matom, kaip perpiešia per naują. Įdomo dėliai galim sukeisti x ir y vietomis, gausim kažkokią transformaciją. Reiškia, perpieš truputį kitaip negu buvo. Čia turim kažkokią šarangę varangę, o kai perpiešiam, mums nupiešia ją simetriškai turbūt taško atžvilgiu centro. Taip. Ar bent jau pasuka 9 laipsnių kampu. Dar kartą bandau. Taip. Kokį nors čia lapą nupiešiam ir taip. Na, jie atspindėjo kažkokiu būdu, reiškia, tokios tiesios atžvilgių. Gal aiškiau bus padarom veidrodinį atspindį y reikšmę apsukdami. Tai dabar, reiškia, tai, ką nupiešim kokį nors namą. Čia bus stogas. Nu taip. Ir kai paspausim perpiešimą, jis turėtų kažkaip žemyn galvą patapti. Ok. Gerai. Dabar čia buvo piešimo programa, bet aišku, su to dalyku galima prigalvoti daug įvairių žaidimų. Gal atsimenat, buvo toks bėglys, kas darė užduotis. Tai sekančiai pamokėliai pabandysiu pakalbėti apie jį.